Mano C2 mitybos pokyčių programą, ką padariau ne taip ir ką vis tiek gavau. Sveiki visiems, kas prisijungia arba kas žiūrės vėliau mano įrašą ir norėsiu pasidalinti asmeninį patirtimą su C2 mitybos ir pokyčių programa. Tikrai be pagražinimo papasakosiu, kam skirta ši programa, kokias klaidas pati dariau, bet svarbiausia, kokie pokyčiai vis tiek įvyko. Jei matot save kažkur tarp mano žodžių, žinokit, jūs ne vieni. Kas yra C2 programa? Tai 9 dienų organizmo detoksikacija ir mitybos pokyčių programa. Ji padeda išvalyti organizmą, sumažinti potraukį saldumynams, pajusti energiją antplūdį, pradėti sveikesnį gyvenimą būdą. Tai ne greita dieta, o pokyčių startas. Kam jis skirta vis dėlto? Skirta tiems žmonėms, kas jaučia pavargę, be energiją, jaučia pilvo pūtimą, turi nesveikos mitybos įpročių, labai mėgsta daug greitą valgyti maistą, tiems, kas nori restauruoti kūną ir galvą. Mano asmeninis klaidas buvo tai, kad labai mažai buvo mankštos, labai mažas judėjimas. Galvojau, kad užteks tik vienos mitybos. Tikėjusi greitai svorio kritimą per 9 dienas, kad viskas įsispręs ir buvo labai gėda pasakyti, kaip kažkas nu ir kaip tavo ta mityba, kiek nukrito. Tai neskiriau laiką labai poilsiui, meditacijai, tik visą laiką bėgau, bet išmokau gerti daugiau vandens su programa, nes prieš tai visiškai negerdavau vandens arba labai mažai. Labai prieš tai mažai valgiau daržovių, nors šiandien dienai su ta programa išmokau valgyti daržovės. Nepaisant to, jaučiu daugiau energijos, atsikeliu rytai daug žvalgesnis, pradėjau galvoti, ką valgau ir kodėl. Pokyčiai visoje pasikeitė, kūnas ne priešas, o draugas, net su klaidomis, tai viena gražiausių patirčių. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad nėra vienos tabletės, tai procesas. Pokytis vyksta per nuoseklus dienas, ne per stebuklus. Kiekvienas kūnas skirtingas. Svarbu, ką duodam savo kasdien. Kviečiu visų, kas norėtum išbandyti. Arba dar svarstai, nuo kažko reikia pradėti, galiu padėti, pasidalinti patirtimi. Jei įdomu, parašyk, galiu pasikalbėti asmeniškai. Jei tau naudinga, užtiek širdelį. Jei galvoju, kažkam dar bus naudingas, pasidalink. Būsiu labai dėkinga.